Reikia pasipildyti degalų. Ryte atvykom į degalinę, bet jinai buvo uždaryta. Tai žinom, kad važiuosim į greičio ruožą, reikia būti pasiruošus. Užsipilsim, vieną gyvybę išnaudojam, bet dar turim vieną didelį ir vieną mažą likusias, tai turėtų būti gerai. Šiandien akmenų diena, tai daug bus ratų paklota. Ir va, jis irgi aš tai labai serpantiną užėjo tokiais suslydimais, ko su bagiu ypač negalima daryti. Bet, matėt, tas atvejis, kai išlenda driveris ir kartu padėjo pasikeisti. Aš tai labai gerbiu, nes paprastai pas ponus tai būna taip. Driveris sėdi, viską daro, ta prasme, šturmanas, jisai pakeičia, jisai prisuka, jis atsisėda ir tada vėl kartu. Nes, taupo tipo energiją vairuoti. Čia išlindo, vienas daro tą, kitas prišaudė, viskas atidavė tam, suleido ir nušovė. Taip, kad bus šiandien daug ratų paklota.
Paimam ratą. Paimam amortiką. Irgi neišvengiam. Pas mus yra drama. Nulūžo amortikas. Tiksliau tvirtinimas. Mes va dabar per akmenis važiavom. Lik ramiai važiuojam, bet jau išgirdau. Pajutau, kad ir tai viskas, amortiko nebėra, bet čia yra tvirtinimas, jis yra geras. Dar įmanoma, kad prisivirinsim kur nors. Dakaras visiems padaro nuostolių. Tai kas čia nutiko? Va, nulūžo laikiklis viršutinis kronšteinas. Čia toks būna pirštas. Ir matyt, čia per akmenis mes šiandien gerai pagilbasinom. Na, amortikas geras, bet vis dėlto ir jam atėjo laikas, nes jis daug Dakaro matęs. Dažniausiai atsukam ratus ir veržles metam į smėlį, pakeliant, prieš dedant atgal ant varžto, nusiputi, kiek smėlio nuo paviršiaus pavyksta nupūsti ir to jau pakanka, kad jo būtų kuo mažiau. Dabar važiuosim taip. Just in time. Vat atvažiuoja ir iškart į kitą vietą ir tiesiai vat tada, kai atvažiuoja lietuviai. Dar spėja visi kameras. Spėjai padaryti kadrą. Viskas. Jūs tu filmavot. Mes jautėm viską.